Tai 51 vieta šitam paskutiniam greičio ruože mus tikrai tenkina, nes tai buvo greičio ruožas skirtas labai greitiem automobiliam ir mums pavyko laikyti, sakysim, tokį vidutinišką tempą. Labai nerizikavom, nes vėlgi matėm automobilių, kurie buvo labai stipriai sudaužyti arba nukrito nuo uolų ir sakysim, jau net pabaigė varžybas. Tai vėl tas ruožas, mes to rezultatu tikrai esam patenkinti, nes mes žinom savo tikslą, su mūsų mašina mes turim būti finiše. O džiugu, aišku, tie, kas turi greitas mašinas, tai aišku buvo labai smagus, nes toksai, kur gali jau atidaryti juškę, kaip sako, iki galo lenktyninkai. Prasme, šiaip bendrai greičio ruožai iš viso praėjo lygiai pusę Dakaro ir pirma dalis buvo labai sunki automobilių pakabom, nes tikrai gan akmenuota, kieta ir, žodžiu, pakabos labai stipriai vargsta. Mano automobilis yra standartinis, tai yra pati paprasčiausia klasė ir su juo važiuoti tikrai buvo nelengva, aš negaliu laikyti didelio tempo, nes jis paprasčiausiai įsiskesto. Tai teko laikyti tokį tempą, sakykime, kad galėtum ir kažkiek ir važiuoti, bet tuo pačiu ir saugodamas automobilį, kad jį galėtum su juo važiuoti iki finišo. Labai kažko baisaus nieko su mašina nėra įvykę, tai mechanikam net ir nėra baisiai daug darbo, yra einamieji darbai, tiesiog kažką perenkam, pakeičiam tepalus. Šiaip viskas, žodžiu, iš principo normaliai, mes tos mašinos labai neapgadinom. Ir tikiuosi, kad antroji Dakaro daly bus daugiau jau smėlio, bus daugiau kopų ir tada gal jau ir mes galėsim kažkaip biškį geriau pasirodyti, nes tada per smėlį bus biškį lengviau važiuoti, sakysim, jau čia įvertinant mano patirtį. O šiaip, mes patenkinti kol kas savo rezultatu, judam, svarbiausia judam, neturim jokių ten didelių baudų, baigiam visus greičio ruožus, įmam visus taškus, nesam praleidę nei vieno taško. Tai yra labai svarbu, žinai, džiugu, kad pavyksta ir Vytui su šturmano darbu susitvarkyti. Ir tikiuosi, kad, vėl, jeigu pavyks išlaikyti tokį tempą, tai turėtumėm jau antroji daly gal pradėti po truputį ir kilti. Bet vėl, mus labai riboja automobilis. Aš iš